Jau visai netrukus prasidės Lietuvos čempionato 32 turo rungtynės, kuriuose susigrums labai aršūs konkurentai Marijampolės Sūduva bei Vilniaus Žalgiris. Vertinus tų mačų eigą galėtume netgi sakyti taip, kad tai neturėtų itin stebinti. Dabar Arvydas Novikovas per likusią sezono dalį. Kajodė į baudos aikštelę. Fiodorovas įsiveržė į baudos aikštelę, smūgis į vartus ir Tomislavas Duka gaudo kamuolį. Trūksta, reikia dar mulėti žaidžiant su kamuoliu, bet tikrai palieka gerą įspūdį. Gali semtis patirties Marijampolės Sūduvoje, kuriai yra paskolintas. Geras perdavimas, Kajodė, labai greitas yra šis žaidėjas, tačiau ten įveisi Paveličius. Kajodė kontratakoje. Kajodė klaidina varžovą, Kajodės perdavimas ir Duka traukia kamuolį. Atrodo šiek tiek klampoka, bet ir atliko tikrai puikų perdavimą. Dabar smūgis į vartus, Romualdas Jansonas. Bufas. Ir Stankievičius prasižengia. Dar porą prieigose Karašima, jo perdavimas, tačiau tiesiai Živanovičiaus. Šis žaidžia sėkmingai galvą. Smūgis į vartus, rikošetas ir 1-0. Išsiveržė į priekį Vilniaus Žalgiris, Oliveris Bufas muša įvartį, bet tai buvo rikošetas ir tas rikošetas labai nemaloniai suklaidino Giedrių Zenkevičių. Taigi 1-0 Vilniaus Žalgiris įsiveržė į priekį, 42 minutę ir pažiūrėkime pakartojimą. Nuo ko ten atšoko kamuolys. 5 valandą Vilniuje susigrums Vilniaus Riteriai ir Telšių Džiugas. Įdomios rungtynės, dabar smūgis iš toli ir Giedrius Zenkevičius buvo tam pasiruošęs. Linkolas Kajodės šį kartą nebuvo teisingas. Geras Fofanos perdavimas, Jansonas smūgis į vartus ir skersinis. Vienas geras perdavimas, čia jau nuošalės nebuvo Kajodei. Kajodė baudos aikštelėje, Kajodė ir Bopesu. Bravo Žaliui Bopesu, na tikrai puikiai gynyba. Dabar kaip tik Montalis praranda kamuolį, Mačerašvilis. Ir Karašima užsidirba geltoną kortelę, jau ne pirmas toks taisyklių pažeidimas. Marijampolės Sūduva. Miličkovičius. Jo perdavimas lygiu Antaliui. Antalis, tačiau Zenkevičius žaidžia sėkmingai Čempionų lygos rungtynėse. Taigi Fiodorovo perdavimas ir rikošetas, bet Duka gaudo kamuolį. Ir dabar jo tolimas perdavimas į priekį, Zenkevičius, ojojoj, tenai nebėga, nieks į Sūduvos žaidėjų gynybą, Mačerašvilis persimeta kamuolį Vaka ir 2-0. Muša įvartį Leonardo Vaka ir deda tašką šios dienos rungtynėse, nors žinoma, kelia šypsenų šiek tiek ta situacija, ten atlikti perdavimą komandos draugui buvo gerokai paprasčiau, jam buvo tušti vartai. Leonardo Vakai dar reikėjo ten pergudrauti Giedrių Zenkevičių, dar kartą ši situacija. Ir fiksuoja mačo pabaigą Orestas Abramavičius.